Šiuo metu mes esame Černobylio uždarojoje zonoje ir čia pilna radiacijos. Aš turiu šį seną žemėlapį ir dabar žinau, kad netoli mano vietos yra radioaktyvus ežeras. Štai kodėl aš pasiėmiau savo G ir magnetą, kad galėčiau žvejoti su magnetu Černobylio uždarojoje zonoje. Taigi dabar turime pereiti per šias radioaktyvias zonas, kad pasiektume savo kelionės tikslą. Šiandien bandysime ištraukti visus branduolinius paslaptis iš vandens. Galbūt rasime kokių nors ginklų, arba galime rasti Černobylio atominės elektrinės dalių, taip pat daug radioaktyvių daiktų po vandeniu. Ir čia prasideda mūsų nuotykis. Tai yra ežeras, kurio ieškojome, ir čia mes užsiimsime magnetinę žūklę. Iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip paprastas ežeras, bet patikėkite manimi, vaikinai, jis yra labai pavojingas. Pažiūrėkite, oho, ir šiandien mes atskleisime visas uždraustosios zonos ežero paslaptis. Pradėkime magnetinę žūklę. Iš tikrųjų, vaikinai, girdėjau, kad ši teritorija labai stipriai saugoma, todėl turime būti kuo tylesni. Ir ką? Tai ten pat. Oho, oho, oho. Palauk, mano magnetas nuslydo, bet jis jau čia. Jaučiasi lyg statinė ar kažkas panašaus. Na štai, tai tikra statinė. Bet ką šis daiktas čia veikia? Ar tai branduolinės atliekos ar kažkas panašaus? Oho, 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 oho. Taip, vaikinai. Žiūrėkite, čia yra radiacijos ženklas. Tad tai gali būti statinė iš branduolinių atliekų ar kažkas panašaus. Taigi tai ne paprastas ežeras, tai branduolinis. Oho, oho, kas ten? Oho, dieve mano, gulkite, vaikinai, gulkite! Ar tai kareiviai? Dieve mano. Sakiau jums, kad ši radioaktyvi zona yra griežtai saugoma. Dieve mano. Tikiuosi, jie mūsų nepastebės. Palaukime šiek tiek, gal vėliau pakeisime vietą ir tęsim magnetinę žvejybą. Bet gal vėliau, dabar turime palaukti. Taigi, palaukime kokias 6-7 minutės ir dabar kareivių nebėra, jų daugiau nematau. Manau, dabar galime tęsti magnetinę žvejybą. Gerai, dar kartą meskime, bet turime būti kuo tylesni. Tikrai kažkas prilipo prie mano magneto. Pažiūrėk į šios dumblius, jie taip pat gali būti radioaktyvūs. Beje, štai radinys. Oho, tik pažiūrėk, atrodo, kad tai sunaikinta dujokaukė. Oho, tai beprotiška. Tikra dujokaukė iš Černobylio. Nieko nematau, vyrai, kur tas daiktas? Taip, pažiūrėkime. Gerai, pažiūrėkime, ar jis radioaktyvus. Gerai, žiūrėk. Dieve mano, tai buvo bloga idėja, jis labai radioaktyvus. Mano Geigerio skaitiklis visiškai išprotėjo nuo to daikto. O, dieve. Viešpatie. Taip. Dabar pabandykime mesti kuo greičiau, štai taip. Opa, pagavau. Bet tai buvo greičiausias metimas, tiesa, bet pagavau, beveik praradau savo magnetą. Spėju, kažką jaučiu. Ar tai dar vienas branduolinis daiktas? Ištraukime jį. Oho, pažiūrėk į tą daiktą, ką? Palauk, kodėl jis žalias? Pažiūrėk. Tai taip keista, niekada nemačiau nieko panašaus. Atrodo, lyg būtų nuodingas arba gal radioaktyvus. Niekada iš tikrųjų nevoščiau radiacijos. Girdėjau, kad tai gali būti pavojinga. Klausykit, ar žinote, ar tai pavojinga? Jei tai tikrai labai pavojinga, šykite komentaruose. Nesu tikras. Bet dar patikrinkime tai su mano Geigerio skaitikliu. Palyginkime dujokaukę ir šitą daiktą. Pakeiskime matavimo režimą taip ir atėjo laikas palyginimui. Dujokaukė. Jaučiasi tarsi užteršta, bet ne taip blogai, kaip maniau. Bet pažiūrėkime į tą daiktą. Ohohohohoho, skamba tikrai beprotiškai, labai triukšminga, šitas daiktas yra itin užterštas. Oho, bet kas tai galėtų būti, vyrai? Ar tai kokia nors branduolinio reaktoriaus dalis? Ar kažkas panašaus?
Kas tai yra? Kaip manote? Parašykite komentaruose. Nes aš visiškai neįsivaizduoju ir nežinau, ar saugu tai liesti ir uostyti. Oho, tai galbūt tai kažkokia branduolinio reaktoriaus dalis? Turi įdėti kažkokias branduolinės kuro strypus vidun, o tada čia turi branduolinį išmetimą. Tai skamba labai pavojingai. Oho, vaikinai. Tad tęskime žvejybą magnetu, kol šie kareiviai sugrįž ir pabandykime dar kartą mesti. Iš tikrųjų atrodo, kad ši vieta anksčiau buvo kaip prieplauka ar kažkas panašaus. Taigi galbūt čia buvo atominės elektrinės bėgiai ir jie numesdavo branduolinių atliekų statines, kaip jau esame radę anksčiau. Iš tikrųjų, pažiūrėkime, ką rasime toliau, nes būti čia yra labai pavojinga. Ir dabar matau, kad kažką radome. Oho! Wow! Pažiūrėk, koks jisai surūdijęs, galbūt jisai labai radioaktyvus. Iš tikrųjų, atrodo labai senas. Sovietinis ginklas, ne kaip šiuolaikinis, bet jis taip stipriai surūdijęs ir sunaikintas, jis turėjo šitą dalyką. Nežinau, kaip jis vadinasi. Jei žinote ir jei esate pakankamai sumanus, drąsiai parašykite komentaruose. Bet tikrai, šitas daiktas kažkada buvo ginklas. Arba gal jis priklauso sielai, nežinau. O Dieve, patrulis, jie vis dar ten ir šį kartą jie arčiau. Turime susirinkti savo daiktus ir palikti šią vietą. Gerai, kol kas turime pakeisti vietą prie radioaktyvaus ežero. Gerai, judam toliau, einam. Gerai, taigi mes pakilome šiek tiek per aukštai nuo kareivių. Iš tikrųjų, aš nežinau, kas tie kareiviai yra. Ar jie kaip Černobylio sargybiniai, ar tiesiog paprasti žvaigždžių ratas. Nežinau, bet kokiu atveju turime tęsti žvejybą magnetu. Žiūrėkite, šis vanduo jis toks nemalonus. Ar tai radiacija? Vaikinai. Taip, yra 2 radiacijos ženklai. Radiacijos dozė čia gali būti daug didesnė. Todėl pažiūrėkime, ką galime čia rasti. Gerai? Nežinau, nieko nejaučiu. Arba radinys yra toks lengvas. Ne, čia yra kažkokių spąstų. Oho, vyrai, čia yra kamera, čia yra GoPro, kuri būdavo tvirtinama ant galvos. Taip, tai beprotiška. Galbūt čia buvo dar vienas tinklaraštininkas taip aš ir jis darė kažkokius vaizdo įrašus. Pažiūrėkime. Jeigu ši GoPro išgyvena, ji labai stipriai pažeista, galbūt ji taip stipriai sugedo dėl radiacijos. Tikiuosi, ji nėra šlapia, tada galbūt išgyveno. Čia yra SD kortelė, todėl galime pažiūrėti turinį. Ir vyrai, jei jums patinka mano turinys, nepamirškite užsiprenumeruoti ir paspausti patinka šiam vaizdo įrašui dabar pat. Turiu svajonę kuo greičiau pasiekti 5 milijonus prenumeratorių, todėl jūsų prenumerata yra geriausia pagalbos forma. Dabar įdėsiu SD kortelę į savo įrenginį. Veikia, yra keletas vaizdo įrašų, pažiūrėkime paskutinį. Aš teritorijoje. Apsauga manęs nepastebėjo. Ieškau dokumentų. Sako, kad čia slepiami duomenys ir jie verti daug pinigų. Šiandien aš tai surasiu. Tai skamba kaip stalkerio vaizdo įrašas, kuris ieškojo kažkokių slaptų dokumentų, kurie yra labai brangus. Taigi, galbūt mes galime juos rasti ten, arba galbūt jis jau juos rado. Yra dar vienas vaizdo įrašas, paleiskime ir jį. Likite ten, kur esate. Kareiviai, jie mane pastebėjo. Turiu pasislėpti. Man nepavyko rasti dokumentų. Čia labai pavojinga. Turiu eiti. O Dieve, sargybiniai, tai gali būti tie patys vaikinai, kuriuos matėme anksčiau. Jie labai agresyvūs. Ar girdėjai šaudimą, kai vaizdo įrašas buvo nutrauktas? O Dieve, taigi būti čia labai pavojinga. Ne tik dėl radiacijos. Šie vaikinai labai agresyvūs. Taigi galbūt galime rasti kokių nors slaptų dokumentų ir už juos gauti pinigų. Eikime toliau ir sužinokime. Turime paskubėti, kad rastume daugiau radinių. Ir galbūt šie slapti dokumentai apie Černobylį, apie branduolinę energiją ir visas šias radioaktyvias paslaptis, galbūt jie vis dar yra po vandeniu. Pažiūrėk, kaip mano virvė įsitempė. Ji juda, bet labai lėtai. Matau kažką po vandeniu. Ten yra kažkokia surūdijusi dėžė. Gal tai kažkoks seifas, branduolinis seifas ar kažkas panašaus? Pabandykime. Kaip tai įmanoma? Bandysiu dar kartą. Taip, pagavau, pirmyn, jis atsistoja, o Dieve.
Taip, tai tikrai atrodo kaip seifas. Turime seifą iš Černobylio. Jis bus labai sunkus. Jaučiasi kaip rakto skylutė, bet aišku neturiu rakto. Gal kaip nors pavyks jį atidaryti. Bet padarykime tai vėliau. Gerai, nes jis labai sunkus ir neturiu nei laiko, nei jėgų ištraukti šitą daiktą iš vandens. Palikime jį čia, o vėliau galėsiu pabandyti jį atidaryti ir pažiūrėti, kas viduje. Bet dabar tęskime mėtymą. Žiūrėkite šį vaizdo įrašą iki galo ir parodysiu, kas yra tame radioaktyviame seife. Eime, turime paskubėti, kol sargai negrįžo. Nes ši vieta nėra tokia saugi, kaip atrodė, nes ji pilna radiacijos ir panašiai. Vaikinai, parašykite komentaruose, ar kada nors norėjote aplankyti kokias nors radioaktyves vietas, ar bijote. Taigi pažiūrėkime, ką dar radome. Oho, jis taip pat paslydo. Bet čia yra dar vienas surūdijęs daiktas, kuris taip pat gali būti kokia nors dalis iš atominės elektrinės ar kažkas panašaus. Pažiūrėkite, kaip keistai atrodo. Tai tikrai panašu į kokią nors dalį ar kažką panašaus ir tikrai gali būti radioaktyvu. Taip, tai tikrai radioaktyvus daiktas, todėl geriau jo neliesti. Meskime toliau, einam. Taip, tai buvo geras metimas, jaučiu kažką. Jis nėra toks sunkus, bet gal vis tiek labai pavojingas dėl radiacijos po vandeniu. Jis iškyla, aš tai jaučiu ir matau. Palauk, kas tai? Oho, tai šalmas, ugniagesio šalmas. Ar žinai šią garsę, labai šiurpią istoriją apie Černobilio ugniagesius? Jie kovojo su branduoliniu gaisru. Tai iš tikrųjų yra labai mirtina ir pavojinga. Ugniagesio drabužiai vis dar užteršti radiacija. Todėl geriau jokių būdų to neliesti. Ir geriau jų taip pat nedėvėti. Bet kodėl aš tai darau? Ar prisimeni, kad esame zonoje su 2 radiacijos ženklais? Todėl čia galime rasti vis daugiau radioaktyvių radinių. Taigi, tęskime. Tai buvo dar vienas greitas metimas. Ir šį kartą jaučiuosi keistai. Labai keista. Tai nėra labai sunku, bet tikrai kažkas didelio ir keisto išlenda iš radioaktyvaus ežero. Kažkas visas aprūdijęs. Tai kaip ratas. Mano magnetas vėl nuslydo. Manau, kad mano magnetas dabar nėra toks stiprus dėl radiacijos. Atrodo, kad tai kažkaip veikia jį. Ne. Bet vis tiek mes radome kažką ir tai juda. Palauk. Kas tai yra? Tai dviratis. O Dieve, visą gyvenimą svajojau apie radioaktyvų dviratį. Tai beprotiška. Tai tikriausiai pats radioaktyviausias dviratis visame pasaulyje. Mes jį gavome iš Černobylio ežero dugno. Išbandykime jį. Ar jis vis dar veikia? Taip, veikia. O Dieve, aš važiuoju radioaktyviu dviračiu. Tai beprotiška. Mano. Man tai patinka. Turiu jį pasilikti. Tikrai turiu jį pasilikti. Dieve mano, radioaktyvus dviratis. Tai beprotiška. Tai tikrai nusipelno tavo patiktuko, ar ne? Bet tai tikrai dar ne pabaiga. Jaučiu, kad ten paslėpta dar daugiau radioaktyvių dalykų. Tad tenskime. Vėl užkibo kažkas sunkaus. Virvė įsitempė. Šitas yra labai jaučiuosi, lyg būčiau kažkur išjungęs. Tikiuosi, tai nėra kažkoks branduolinis vožtuvas ar branduolinis vamzdis branduolinėms atliekoms po vandeniu. Taip, kažkas surūdysio ir tikriausiai radioaktyvaus. O Dieve, tai vilkas. O Dieve, ir tai iš vamzdžio. Bet tikiuosi, kad tai ne iš branduolinių atliekų. Ar aš tikrai ką nors sulaužiau tame ežere? Jis jau buvo branduolinis, jis buvo radioaktyvus. Bet aš sulaužiau kažkokį vožtuvą. Galbūt ši dalis ne iš po vandens. Galbūt šitas daiktas buvo atominėje elektrinėje.
Jis turėtų sustabdyti arba pridėti šiek tiek vandens, kad visa sistema atvėstų. Kadangi jis yra po vandeniu, ši sistema nebeveikia. Ir tai galėjo būti didelės radioaktyvios sprogimo priežastis. Vaikinai, žinote, mes radome daug radioaktyvių dalykų ir aš jums pažadėjau, kad atidarysiu šį seifą, tad padarykime tai dabar, kodėlgi ne? Nes vis dar galime sutikti kokį nors patrulį ar sargybinius netoliese, o mūsų laikas labai ribotas, taigi pabandykime jį atidaryti. Taigi, aš turiu keletą įrankių su savimi, geriau nebandykite to pakartoti. Jei norite daugiau tokių nuotykių, geriau užsiprenumeruokite mano kanalą, gerai? Taip, esu tikras, kad jis įskyla. Dabar pabandykime jį atidaryti. Taip. Jis tuščias. Čia yra dar viena spintelė, mažesnė spintelė. Pabandykime ją atidaryti. Taip, ji atidaryta. Taigi taip. Žiūrėk, mes čia kažką turime. O, pažiūrėk, kaip kažkas raudona išeina iš tos knygos. Šiais metais kažkoks numeris Černobylio AE artefaktai. AE reiškia atominė elektrinė. Ar prisimeni, kad girdėjome kažką apie dokumentus? Šiandien aš juos surasiu. Šios dokumentus sugadino vanduo, bet juose yra kažkokios informacijos apie slaptus eksperimentus ar kažką panašaus. O Dieve. Ką? Pažiūrėkite, ir kodėl? Kodėl tai padengta kažkuo raudonu? Taigi šios paslaptys ir mįslės gali būti labai brangios. Palauk, ką? O Dieve, šie sargai, jie grįžo. Vaikinai, dabar neturiu laiko, turime bėgti. Bet prašau, prenumeruokite mano kanalą ir parodysiu jums daugiau magnetinės žvejybos, daugiau paslapčių. Taigi, prenumeruokite. Gerai, vaikinai. Turime dabar išeiti. Turime palikti šią vietą dabar, vaikinai. Ne, atsiprašau, sargai, aš išeinu. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki greito kitose mano vaizdo įrašuose. Viso. O, velnias!